skausminga situacija, kur jau vėl prieinam prie skyrybų ribos ir ką toj situacijai galima daryti. Ko besiskiriančios moterys nesako, bet teoriškai nori. Tuo metu, kai galim taisyti santykius, netaisom, o po to prieinam prie ribos, kur jau vyksta skyrybos. Ir kai klausiu, kiek laiko jaučiatės neryšyje arba nesišnekat, 15 metų. Ir aš taip. Jeigu turėsi didelį kiekį prastos kokybės sekso, nuo to geriau tikrai nebus. Tarp Apipilti šaltų vandenį žmogų. Vat aš esu daręs, taip. Taip, sveiki, kitame epizode susitinkam vėl ir šiandien pas mus epizodas... Svečiuose Arnas Markevičius. Ir Vytautas Jačiauskas. Kaip vedėjas atsėdai, netikėta. Kaip žinias, žinai, šiandien pas mus svečiuose bus. Ne, norėjau pasakyti, kad laiškas pas mus šiandien svečiuose. Šiandien pas mus bus kompiuteris, kuriame yra laiškas. Sveiki visi, skiriamės Jokavai vėl su jumis. Paspauskite like, subscribe, prenumeruokite, žodžiu, padarykite taip, kad šitas epizodas irgi pasiektų daugiau žmonių, nes vėl aptarsime jūsų situaciją ir tokią skausmingą situaciją, kur jau vėl prieinam prie skyrybų ribos ir ką toj situacijai galima daryti. Tai kadangi laiškas yra pakankamai išsamus, tai mes jį skaitysim dalimis ir kiekvieną dalį galėsim pakomentuoti, kas apie praeitį turbūt bus komentarai ir gale yra keli klausimai, ką galima daryti dabar. Tai pabandysim paanalizuoti jūsų akise šitą situaciją. Jeigu jūs norėsite arba turit situaciją, kurią norėtumėt, kad aptartumėm, galite rašyti mums klausk@skiriamės.jokauju.lt arba tiesiog į Instagramą galite parašyti. Taip. O aš pradedu laišką, būsiu skaitytojas, kaip dažnai būnu. Sveiki. Visų pirma, dėkui už jūsų kuriamą turinį. Esate pirmieji, kuriuos subscribinau nuo šiandien ir dėl kurių naudoju Contribui. Neblogai. Ir jūs tą galite padaryti apačioje, pasižiūrėkite, jeigu jau ne pirmą epizodą žiūrite. Bet turiu ir priekaištų, palaukit, dar nesubscribink. Kodėl jūs radau per vėlai? Ai, ne, galite subscribinti. Kodėl jūs radau per vėlai? Priekaištai su humoru. Reikėtų padirbėti su kanalo sklaida. Tai stengiamės, turim dėl to naujų draugų, mes randamės pas audioteką šiandien. Ir šiandien galėsim irgi jums kažką naujo pasakyti iš audiotekos. Pavyzdžiui, kokią knygą rekomenduoju. Nes čia, man atrodo, tik viena knyga. Šiuo metu esu santykių krizėje, tiksliau esu santykių paskutinėje stadijoje. Nežinau, ar čia būna tokios stadijos, bet žmogus rašo, kad paskutinėje. Suprasite teisingai, sakydamas santykius turiu omeny santuoką. Įvedu į kontekstą. Esu vedęs beveik 10 metų. To mėnesio vidury būtų jubiliejus. Aš šiek tiek nutilėsiu tikslius faktus, kad negalima būtų atskirti. Bet tam tikro mėnesio vidury būtų jubiliejus. Ir sakau būtų, nes man reikia tiek daug savyje ką pakeisti, kad tiesiog neįmanoma ir manim jau nebetiki. Ir čia skaudžiausia tą priimti, kad praradau pasitikėjimą ir tikėjimą. Bet aš tikrai nekaltinu antros pusės, nors konfliktų metu, kai instinktyviai save ginu ir išsprūsta tie kaltinimai. Šiaip labai neblogas šitas komentaras yra, kai žmogus jau sako, tai aš tikiuosi, kad čia gal ar podcasto dėka, ar mokymų dėka, kad žmogus pradeda suprasti, kad kai instinktyviai esu, būna išsprūsta kaltinimai, kuriais iš tikrųjų net pats netikiu. Ir tą turit, va čia visiems žmonėms, kurie patiria sunkumų santykiuose, tai mano galva taip svarbu suprasti, kad tai, ką žmogus sako instinktyviai, kai būna generalizavimai visokie visada, niekada, kad tai indikuoja ne žodžius, kuriuos sako, o apie žmogaus būseną tik tai. Jo, bet ir va čia labai gerai, kur matosi, kur edukuotas žmogus ir kur ne, žinai. Ir kitas, jeigu ateina į konstataciją ir sako, tai supykęs ten sakė taip ir taip, kaip jūs drįsta. Nu, okei. Taip, supykęs sako dėl to, kad būna tokioj būsenai. Esu vedęs, turiu 2 nuostabias dukrytės, amžių neatskleisiu irgi, nors rašė. Mano santykis su jomis ryšys yra tikrai stiprus, su vyresnėje ypatingai. Santykiai su žmona pašlijo ir pradėjo irti ir nykti po antrosios dukros gimimo. Tikrai trūko mano įsitraukimo jos nėštumo metu ir pirmaisiais kūdikio gyvenimo metais. Įsitraukimo trūko ne dėl to, kad nenorėjau ar nemokėjau, o dėl to, kad tuo metu labai daug dėmesio skyriau savo karjerai, aukojausi darbe ir daug dirbau, kad pakilčiau karjeros laiptais, tą ir padariau. Bet kainą suprantu tik dabar. Priekaištų dėl to girdėjau ir labai aiškių, bet nekreipdavau dėmesio, sutapatindavau juos su gimdybinė žmonos būsena, gimdybinė. Gal ir
Taip žodis. Pirmosios dukros gimdyme dalyvau, antrosios nenorėjau dalyvauti, argumentuodamas, kad turi kažkas likti su vyresnėje ir COVID varžymai to neleido, bet aš atvirai žmonai buvau išsakęs, kad nenorėčiau dalyvauti. Kartais geriau patylėti. Jo komentaras. Tai geriau patylėti ar ne? Padarykim. Na gerai. Čia yra, mano galva, toks klasikinis atvejis, kada žmogus santykiuose siekia karjeros ir dėl to neskiria dėmesio pačiam santykiui ir santykis po truputį pradeda irti. Dar vieną pastraipą galiu paskaityti, nes jis bus apie tą patį. Žmona nejausdavo mano palaikymo ir pagalbos. Kalbu ne apie kasdienius namų ruošos darbus, o labiau apie emocinę būklę. Aš niekada specialiai nenusisukau nuo jos ar kažkaip kitaip nevengiau jai padėti, bet tiesiog turbūt nemokėjau išklausyti ar suprasti jos siunčiamų pagalbos signalų. Mano žmona pasižymi labai tvirtų charakterių, turi aiškę nuomonę, nesiblaškimų ir pastovumų. Tokia, kuria iš šono atrodo, kad emocinės pagalbos nereikia. Tom mane ir pakerėjo. Ką susitarėme, tą ir darysime. Taip ir darome. Daug paprasčiau nei draugų porose. Tai va, turėjau tokią situaciją, kur atrodo, kad žmonai iš fasado pusės, ta prasme, viskas yra gerai, man reikia karjeros, aš dirbu ir santykis po truputį griūva. Dažna situacija. Bet kai skaitai, aš prisiminiau vieną šeimą, su kuria dirbom ir aš atsimenu, ten vyras buvo irgi karjeristas, jam viena iš vertybių buvo kapitalas ir pinigai ir žmonai nepatikdavo jo racionalumas, šaltumas ir visko vertinimas per pinigų prizmę ir taip toliau, bet kada nagrinėdavom, o kas sužavėjo ir kas žavi jį kaip asmenį, sako, jo pasiekimai, jo aštrus protas, jo išmintis, jo įtaka, draugai, su kuo bendrauja, socialinis ratas ir taip toliau. Ir gaunasi toks, iš vyro perspektyvos. Kas tau nepatinka? Bet to nebūtų. Bet čia dažnas dalykas, kad mes padalinam nepadalinamus dalykus. Tai yra, kad žmogaus savybės, kurios žavi, kuria ir tai, kas mus skaudina. Ir mes negalim pasimti tik vieną pusę ir neturėti kitos pusės. Žinai, kaip tu negali iš vakaro švęsti, vartoti alkoholį ir ryte tikėtis, kad nebus pagirių. Tai yra ta pati dalis, tas pats dalykas. Tai ir santykiuose būna taip. Ką patarti žmonėms? Aš tikiu, kad yra dabar tarp klausančių žmonių iš dviejų kategorijų. Tai yra iš vienos pusės žmonės, kurių antros pusės daug dirba ir neskiria dėmesio santykiams. Kiti, kur aš nežinau, ar tokių žmonių yra, kurie klausosi, bet kurie patys daug dirba ir neskiria laiko santykiams. Tie dažniausiai atsibunda tik tai tada, kai jau viskas griūva. Tai jau dažniausiai jau daug dirbau būna ir neskiriu laiko santykiams. Bet pradėkime nuo to. Gerai, vyras arba nesvarbu, gali būti ir žmona, daug dirba, neskiria laiko santykiams. Ką man daryti? Aš, neturiu atsakymo, bet bandau įsivaizduoti, kad dviejais momentais tie karjeristai atsibunda, taip vienas, tai kada jie pasiekia savo tokį tam tikrą projektą užbaigė, ir taip, taip atsipalaiduoja, jau kažką turiu ir taip toliau, ir norėčiau jau laiko daugiau leisti su vaikais, bet jie jau užaugę ir manęs nekenčia. Kaip pabaigė projektas, po 20 metų. Tu tai maždaug, kol karjerą, kaip ir sako, karjerai pasiekiu. Ir to kaina būna, vaikystėje kažkokie praleista ir taip toliau. O kitas, kai nepasiseka ir kada aš prarandu darbą, karjerą ir galimybės ir jau tada bandau atsigręžti į šeimą ir čia manęs nepalaiko ir taip toliau. Ar gali būti tarpiniai kažkokie variantai geresni? Manau, kad taip. Ir man labai patinka filosofija, kad balanso siekti yra iliuzija, o reikia siekti integralumo. Ir balansą turiu meni, kad nebandyti subalansuoti tarp darbo ir santykio, reikia, kad įsivaizduok, sakai, žiūrėk, aš mėgu ten 8, dirbu 8 asmeniniam hobiam, 8 ir tu taip daryk. Kodėl? Jis nori 12-14 valandų dirbti, tai tegul. Bet o kaip mes visame šitame daryb, čia ir yra kūrybiškumas, kaip ir tu skirtumų valdymas. Kaip visame šitame skirtume surasti integralumą, ne kiekyje, o kokybėje. Šitas tarp kitko beveik visiems limpa, kur sakau,
hebrytė, davai nesifokusuojam į kiekį, davai fokusuojamės į kokybę. Va dabar turit sekmadienį. Ką darot? Ir nieks neturėjo atsakymų dar. Žinai, kaip tu sakai, ne kiekį, kokybę. Čia ta vieta, aš dabar apie seksą, kai darau mokymus. Ir seksualiniai temai labai dažnai sako, tai pas mus trūksta kiekio, per mažai. Sakau, hebrytė, nesifokusuokime kiekį, nes jeigu turėsi didelį kiekį prastos kokybės sekso, nuo to geriau tikrai nebus. Jums reikia kokybės. Ir jeigu spręsit kokybę, tikėtina, kad kiekis padidės, nes nuo kokybės priklauso, žinai. Ne, tu nesupranti mums kiekio reikia, tai čia yra tas, žinai, nesutupimas. Bet taip, žmonės neturi atsakymų, kaip tą kokybę gerinti ir tada lengviau į pretekstą nurašyti, kad kiekio trūksta, kad per mažai laiko praleidžiam kartu. Aš tai turiu tokį atsakymą, kuris ypač, žinai, žmonėms, kurių antros pusės daug dirba, yra neįprastas, jie nėra pratę to daryti. Tai yra, kad jau pakankamai anksti pradėtų brėžti ribas ir nekauptų nuoskaudų. Nes tos nuoskaudų kaupimas, kad tu man neskiriai laiko, tu vėl man neskiriai laiko, tu vėl man neskiriai laiko, bet aš nieko nesakau, kada nors susiprasi, pamatysiu, susiprasi tu ten kada nors. Ir pradedu tylą bausti. Bet žiūrėk, pat vėlgi, jeigu tu ribas brėši kiekyje, tu privalai man kiekvieną vakarą skirti dėmesio ar vareva ten. Taip. Tai mes net savo dvi nuomonės galim integruoti integraliai. Esmė yra, kad mes brėžtumėm ribą ir jinai būtų apie kokybę, kad mes bandytumėm išspręsti, kad... Aš dar kartą atsimenu tą istoriją, kur buvo gal rekordas. Visą laiką, kai ateina pora, mes aiškinamės, kokioj stadijoje yra ir kokioj stadijoje kiekvienas jaučiasi. Nes jie interpretuoja skirtingai. Vienas jau sėdi ant lagaminų, kitas dar, žinai, kambariokų stadijai. Ir kai klausiu, kiek laiko jaučiatės neryšyje arba nesišnekat, tai ten, žinai, kažkas, žinai, kai blogai santykiai, kiek tu laiko gali jaustis, neryšyje? Metus. 10. Jo, ir kažkas sako ten 15 metų. Ir aš taip. Ką? Jo, ten 4 kažkas pasakė, jau. Čia man referencas į tą nuorodą į mūsų buvusi praeitą epizodą apie mokymąsi. Kai mes taip entuziastingai kalbam apie mokymąsi, tai tie, kurie mokosi, atrodo, nesąmonė, jeigu kažkas man negerai, kad aš 10 metų su tuo būčiau. Taip. Net kelis metus būti man su tuo sunku jau yra. Man 6 mėnesius spręsti jau ten yra. Taip, tada reikia, pažiūrėkit kitą epizodą, pasirinkit, koks būdas priimtiniausias ir mokytis reikėtų. Tai va šitoje vietoje, jeigu, žinai, žmona, pavyzdžiui, šiuo atveju reikalauja vyro dėmesio, tai reiškia, kad turi surasti būdą, brėžti ribą, pasišnekėti. Reikalauti dėmesio yra kontrolė. O brėžti ribą yra tam tikri dalykai, kurių aš netoleruosiu. Pavyzdžiui, aš negaliu toleruoti mėnesio, per kurį mes nei karto neturėjom normalaus pokalbio. Tai yra, ir čia jau yra nebe tai, kad aš kontroliuoju, kad tu žinai, būtinai grįžk tam tikrą laiką. Mes galim surasti integralų būdą. Kokiu būdu mes galim surasti būdą skirti laiko vienas kitam pasikalbėti, į kažkurią komandiruotę kartu važiuoti, kažką daryti, kur mes galėtumėm skirti laiko, bet yra tam tikra, tam aišku save reikia pažinti, kad mes galėtumėm labai aiškiai suvokti. Šito aš negaliu toleruoti, bet to aš tiek nuoskaudų prikaupsiu, tas, žinai, savęs pažinimas ne tai, kad man skaudu ar neskaudu, skaudu daug dalykų yra. Bet gerai, ką tu dabar darytum? Įsivaizduok, yra toks etapas, Dovilė nesišneka, mėnesis laiko. Mėnesis po mėnesio nėra visiškai laiko kartu. Tai pirmas ribos brėžimas yra komunikacija. Žinai, man labai patinka ta žalia, geltona, raudona, kad žaliai tai yra gražiai kalbėsi, kad galbūt įmanoma ir sako, jo, greičiausiai ten bandysim ir vėl nieko nevyksta. Ne? Tada mes griežtesnį jau turėtumėm, aš turėčiau priimti poziciją griežtesnę, kad žiūrėk, jeigu nebus sprendžiamas šitas klausimas, aš tiek nuoskaudų prikaupsiu, kad jau dabar pastebi, kad aš ten, nežinau, ką ten taiko žmonės vienas kitam, nekalbu, nenoriu sekso, jau kiti dalykai prasideda. Mūsų santykiai grius, bus problema.
Ir tai yra kalba apie tiesioginės pasekmes, negrasinimas, kad aš tau neduosiu seksą, o mes turim būtent ramioj būsinoje apie tai komunikuoti. Nu tada, kai būnam pailsėję po pusryčių, kažkada, kai galų galę turim tą pokalbį. Problema, kai jeigu visiškai nesikalbat jau tada. Nu ir mes iškomunikuojam, kad tikrai griūva ir gali būti, kad taip prikelia. Ir kitas dalykas, kad, sako, jo, bus ir vėl nieko, nieks nevyksta. Ir tada mes prieinam prie raudono ir kai tu sakai, kad krizės būna pažadina, tai ir yra toksai, kad, žiūrėk, aš jau komunikavau, santykis griūva, aš nenoriu, kad tų nuoskaudų susikauptų, aš noriu, kad tu pamatytum, kad mums reikia laiko kartu. Jeigu tu neskiri laiko kartu, tai ten aš su vaikais trumpam išsikraustu pas tėvus kitą mėnesį pagyventi. Ar, ta prasme, parodyt, kad tai nėra juokas, kad gal mums tikrai Bet ko man padėjo mokymai apie NLP, visas technikas, tam, kad, čia ir visas kontekstas aišku, tam, kad kartais parodo, kaip biomechanika veikia, kai žmogui pasikeičia įprastinė rutina. Tai vad kas krizė yra, kur įprastinė rutina. Taip. Grįžtų namo nebėra žmonos ar ten vyro. Taip. Ir kartais padeda paprasti dalykai, nebūtinai įsikraustyt, bet vat būtent iš tos break the pattern metodikos ir taip toliau, šaltas dušas, apipilimas, ten, žinai, ir iš teigiamos pusės gali būti nuėjimas į spektaklį, pasijuokimas, atsipalaidavimas. Tai toj, vat, žinai, tarp Apipilti šaltų vandenį žmogų. Vat, aš esu daręs, taip. Rimtai? Taip. Esi apipilęs šaltų vandenį? Ne vieną, ir klientą esu, ir šeimoje taikęs, ir... Okay. Pavyzdžiui, ką žmonės... Kaip Agnė reagavo? Tai aišku būna šokas, bet tada, tu išeini iš tos, tokio, žinai, kažkokios... Bet čia kaip menkinimą gali priimti. Nežinau, čia reikia labai... Čia turi būti labai kūrybinis. Nes žmonės, pavyzdžiui, išeina, žinai, į balkoną parūkysiu, ten žiema, ten nesvarbu ir taip toliau. Jie daro tokius dalykus. Bet jeigu tu įdedi kūrybiškumo, ten, žinai, sniegų pasimėta ir taip toliau, tai nuo žaismingo iki nežaismingo... Jeigu abu sutinka, nes tai jeigu žmogus nesutinka, tai pradedi iš sniego mėtyti, tai... Bet įsivaizduok, jeigu tu esi pats tokiai, žinai, isteriniai būsinai ir tave aplėja šaltų ledinių vandeniu. Tu aišku, kad, ne, bet tu nurimsti tada, kaip čia, atšyli. Priklauso tokie, gali, žinai, jeigu, pavyzdžiui, įprasta bauda būdavo nekalbadienį, tai gali nekalbamėnesis būti jau, žinai, kur mėnesį. Bet aš noriu pasakyti, kad išsikraustimas su vaikais irgi yra tas pats, break the pattern, pakeisti rutiną. Ir yra tam tikrų smūginių arba mažų elementų, kas gali suveikti. Reikia labai individualiai žiūrėti į tą situaciją ir šitoje vietoje iš praeitos temos, kurią kalbėjom, čia jau turi tikrai pats žmogus prisimti atsakomybę ir surasti jam priimtiną. Ir teigiami būdai lygiai taip pačiai veikia, kaip ir sakiau, spektaklis, pakvietimas į pasimatymą, ten kažkas netipiško, neįprasto, kur maždaug ateina į namus ir, žinai, žiedlapiai, į romantinę vakarienę, vaikai pas ten tėvus ar kažkur. Irgi yra tam tikras break the pattern. Laikas pirmame etape, kur žaliai mes darom. Jo, tarp geltono ir raudono, ar tarp žalio ir geltono, aš nežinau. Nes, žinai, jeigu taip žiūrėt, riba pačioje žalia, geltono ir raudono, tai jau raudono riba, tai ten, jeigu mes pradėsim, bus toks disonansas tarp to, ką mes komunikuojam ir kas vyksta, kad santykiai griūva, bet aš čia bandau taisyti. Ir to labiau mūsų su nuoskaudom didelėm labai sunku po to daryti kažkokius gestus. Tai jeigu mes apčiopiam, kad problema yra pakankamai, anksti apčiopiam, tai tarp kitko, aš atsimenu, kiek aš turėjau vyrų konsultacijose, kurie ateina ir sako, jį man ten nekelia ragelio, žinai, arba ten, darom kažką. Kur jau čia už raudonos jau išėję šitai. Žiauriai sudėtinga. Ir tikrai reikia veikti tarp žalios ir geltonos. Maksimaliai. Kuo anksčiau mes turim imtis prieš ribas, nekaupti tų nuoskaudų. Tai jeigu jūs esat jau prikaupę nuoskaudą, pabandykit iš to išeiti brėžiant ribas antrai pusiai, bet tik nedarykit to aklai. Pasidomėkit nuosekliai, bent knygų paskaitykit ir... čia mes galim dėti audiotekos reklamą. Tik tai, pažiūrėsiu, kaip vadinasi ta knyga. Nusistatyk ribas ir atrask ramybę. Ir apie ribas knygos, pavyzdžiui. Viena iš knygų, kurią lietuvių kalba galima paskaityti ir gali padėti.
Yra angliška knyga, kurios audiotekoje dar nėra, irgi labai gera, Melissos Urban, Melissos Urban, The Book of Boundaries. Tai yra kelios. Aš esu skaitęs fizinį, nežinau, ar Aurimas turi, kaip sakyti, ne. Ten labai tas pats principas. Žmogus ten galbūt ieško savęs, tai tu įbrėži ribas, tai tu pasidarai nebepatogus žmogus. Tu tiesiog manęs nebepalaikai, gaunasi. Ir jei tai nepatinka, ir aš nenoriu, lauk kiek reikės. Bet o tai kaip? Kaip spręsti tokią situaciją? Nes nėra atsakymų. Kuo skiriasi manipuliacija nuo ribos? Galvau, ar aš tikrai su šito žmogum galėjau būti tiek paika. Ta prasme, kai pasimato tas tikrasis Ainas. Ne, yra kur tu esi sure, žinai, daugiau mažiau aiškus, kad tai nėra sprendimų, kurias iš jų. Pats kalbi ir dalyvauji šitame visame reikale apie... Taip, čia unikali patirtis tikrai. Na gerai, tęsim laišką. Taip, prasidėjus krizį, antrai dukrytį skaičiuojant antrus gyvenimo metus, pajutau, kad konfliktai apie nieką ir dėl nieko. Čia aš šiek tiek iš karto pertrauksiu. Tai nėra apie nieką, čia yra apie tas nuoskaudas, kurios kaupėsi daug metų prieš tai arba daug mėnesių prieš tai. Inicijavau ir nuėjome pas porų psichoterapeutę. Apsilankimas nebuvo iš maloniausių, o ir žmona buvo juo nusivylusi ir jis net nešė jokios apčiuopiamos naudos. Trumpai sakant, nepataikėme su psichoterapeutu arba nemokėjome su juo kalbėti. Po apsilankimo aš uždėjau pliusą, kad kažką dariau dėl santykių, nors iš tikrųjų nieko nedariau. Įnikau į kasdienius reikalus, o santykių ir toliau nyko. Bet va čia vėlgi nieko viską yra generalizavimas. Tai taip, aš viską dariau, nors iš tikrųjų nieko nedariau. Čia rodo, kad labai geras pastebėjimas apie tai, kokioj būsenai žmogus rašo laišką. Neaišku, kad jis galbūt ne visą laiką toj būsenai yra, bet rašant laišką po to patenki vėl. Po dar vieno eilinio barnio užsirašiau į gentys, kur vyrų rate gvildenome visas problemas. Realiai netradau ten savęs ir esminės savo problemos net nebuvau iškėlęs. Čia vėl labai įdomus dalykas, kai jeigu nueinam kažkur ir neiškeliam problemos, tai aišku, kad mes nerasim ir sprendimo. Ir čia tas toks būna procesas, kur mes dar vis neigiam, kad jau atrodo, kad sprendėm, bet dar neišsprendėm. O tarp kitko, dėl genčių aš esu girdėjęs daug gerų atsiliepimų ir mano asmeninė patirtis buvo, kai aš eidavau į verslo kažkokius klubus, labai aiškiai noriu gauti, tada nieks nevyksta. Ir vat klube tu turi užsitarnauti tam tikrą pasitikėjimą, ryšį, sukurti ilgiau laiko pabūti ir tu turi būti bendruomenės dalim, o mokymuose kas yra labai svarbu. Nes ar yra žmonių, kurie ateina į mokymus, ne prieš tai epizodė, kur šnekėjom, kurie nieko neįsiniša? For sure yra. Bet ir ten vienas pagrindinių dalykų yra atvirumas. Kai tu ateini ir sakai, hebra, man tai blogai, aš nežinau, ką daryti ir taip toliau, tada žiūrėk ir atsiranda kažkokia sinergija. Tai aš apie gentis esu tikrai girdėjęs gerų atsiliepimų. Apskritai, mano galva, labai sveika, kad vyrai būrėsi į bendruomenės kažkokias. Aš esu girdėjęs ir tų žmonių, kurie ateina ir į konsultacijas sako, buvau, bet nesakiau ten tiesos, pavyzdžiui. Taip. Ir žinai, kuo gentis kalta, kad tu nesakai tiesos. Iš vienos pusės nieko, iš kitos galbūt yra tenais, galbūt ta dinamika gentyje yra tokia kažkurioje gentyje, žinai. Ten. Bet kaip ir visur, reikia imti ir spręsti ir tada arba keisti, kaip ir su terapeutu. Gali būti, kad tiesiog netiko tipažas. Taip. Nes bendrai terapija tai gali padėti. Taip. Realiai netradau ten savęs ir esminės savo problemos net nebuvau iškėlęs. Vėl užsidėjau pliusą, kad kažką darau, bet iš tikrųjų nedariau. Dabar teisinu save. Neturėjau supratimo, kur visą tai gali privesti. Nors skyrybų pavyzdžių aplink pilna. Mano tėvai, žmonos tėvai, mano brolis ir taip toliau. Antrai, skaičiuojant 3 metus po vieno iš eilinių nesutarimų buityje, tik po jūsų podcastų ir mokymų suprantu, kad esmė buvo ne buityje. Labai neblogai. Visai pasiekėm rezultatą, žinai, kad žmonės suprastų. Gavau SMS iš žmonos. Jei tai blogai, tai gal skiriamės. Na jau pakalbėti gyvai, užglaišiu viską, bet nieko, kad pagerinčiau santykius nedariau. Grubiai prieš metus laiko žmonai susiduriant su keblumais darbė paragino ją padaryti pauzę nuo darbų. Ir to pasiekoje jie apie pusmetį nedirbo. Jaučiau santykių minimalų pagerėjimą. Dabar suprantu, kad tai buvo iliuzija, bet čia aš kažką padariau bent jau. Po pusmečio, kai grįžo žmona į darbo rinką, prasidėjo santykių kulminacija. Tai prieš kulminaciją aš čia pakomentuosiu, nes
kai pas mus su Dovilė buvo santykiuose blogai prieš mūsų didžiąją krizę, vienas iš dalykų, kurį aš irgi sprendžiau, nes aš ilgą laiką jinai daug dirbo, aš ten verslo pradžia, neuždirbau pinigų ir pradėjau uždirbti ir aš sakiau, tai tu gali mesti tau darbą, kuris nepatinka. Ir mano atveju tai taip prastai viskas gavosi, šiaip, o bendrai tai gerai gavosi, bet įsivaizduok situaciją, kokia susiklostė, kad aš sakau, Dovilė, tau nėra tikrai jos ten pašaukimas tas darbas, yra visiškai... Aš kaip tik noriu sakyti, koks smart move. Jo, iš vienos pusės, nes aš toks geras, toks fainas, nes aš nice guy, žinai, mielas vyrukas, tai aš sakau, taigi tu gali nedirbti, aš čia viską pasirūpinsiu. Beje, o jūs esat klausę Audiotekai nice guy? Labai gerai product placement. Bet rimtai, aš galvoju, kad reiks perklausyti šitą versiją lietuviškai ir pasižiūrėti. Nustok būti mielų virkų. Bet, žodžiu, kadangi aš buvau, tai aš sakau, tai nedirbk. Ir jinai sako, gerai galų gale, jinai ten metė darbą advokatų kontorai ir pradėjo ten savo hobbies užsiminėti. Ir aš tada sakau, bet žinai ką, mums nesigauna santykiai skiriamės. Tai čia mano gavos tokia, žinai, veiksmų seka, tai sakau labai, ne kažką, nes... Tu įspraudė į priklausomybę. Jo, aš neturėjau tokios intencijos, žinai. Taip, taip natūraliai gavosi. Bet bendrai ilgoji laikotarpį taip pat viskas gerai gavosi, nes tikrai toj srityje nejautė savo pašaukimo ir visiškai meniškos, žinai. Bet tarp kitko, aš manyčiau, kad yra labai smart apskritai, jeigu yra konfliktinė situacija, užsiimti fiziologiniais poreikiais. Tai reiškia poilsis, miegas ir ten, žinai, pavalgymas, laikas savo. Ar tokia forma kardinali, kad nedirbk, ar čia nedirbam, ar čia... Jo, tik labai teisingai vardino ir pats autorius laiško, kad tai ir pradžiui sukuria iliuziją, kad kažką padariau ir jau čia sprendžiasi, bet jeigu mes nieko santykiuose nekeitėm, tai kad pasirūpinom fiziologiniais poreikiais, turi trumpalaikį poveikį santykiams, bet neišsprendžia. Gerai. Toliau tęsiam laišką. Susitariau su auklė, pasikviečiau žmoną vakarienės, seniai nebuvom pasimatymę, kur tikėjausi išsiaiškinti santykių problemos esmę ir ieškoti sprendimo būdų. Vakarienės skani, bet pokalbio nebuvo visiškai apie nieką. Mes jau nutolę ir labai toli. Po vakarienės važiuojant namo, aš jai išsakiau, kad esama situacija manęs netenkina, kad turime arba gydyti santykius, arba skirtis. Ir pradėjau jas spausti duoti atsakymą. Prieš užduodant išsakiau savo lūkesčius gydyti santykius. Jis gali nuskambėti kaip įžeidimas. Bet jos atsakymas buvo skyrybos. Bet po ilgo dialogo nusprendėme mano iniciatyvą ieškoti pagalbos. Jaučiu, kad šiuo atveju ji tik nori užsidėti pliusą. Susiradome porų psichoterapeutą, kuris šiuo atveju tiko. Atlankėme 4 sesijas, padarėme testą, kurio atsakymas geriau išsiskirti, o jei norite vystyti santykius, reikia stipriai dirbti su savimi. Įdomu, koks testas. Nusprendėme dirbti. Aš susiradau psichoterapeutą. Jį pasirodo jau turėjo. Beje, po sesijų pas porų psichoterapeutą mes bent jau kalbėjome skaudžiomis temomis ir atrodė, kad kažką galime atsakyti. Bet lygiai prieš 2 savaitės, po porų sesijos praėjo kokios 4 savaitės, žmona išreiškė norą skirtis ir tai nebuvo klausimas, tai buvo faktas. Per 2 savaitės sudarėme planą, kaip esame procese. Esmė, kad aš nenoriu skyrybų, noriu gydyti santykius, bet manimi žmona nebetikė. Klausausi jūsų podcastus, skaitau knygas, lankausi pas psichoterapeutą. Bet žmona per ilgai jau to iš manęs laukia ir mano pasitikėjimo kreditai jau išseko. Čia toliau yra klausimai, bet situacija yra tokia, žinai, kaip sakiau, skaudi ir nėra reta. Kai mes tuo metu, kai galim taisyti santykius, netaisom, o po to prieinam prie ribos, kur jau vyksta skyrybos. Ir šitoje vietoje aš turiu komentarą, ne klausimą, to pradžių po komentarą, kuris mano galva yra reikšmingiausias tokiose situacijose. Kai taip įvyksta, kai mes turim vaikų, tai mes turim santykius su antra puse ir juos turėsim bet kokiu atveju. Ir tuo metu mums reikia mokytis neatkūrinėti santuoką, žūtbūt kažkaip prisitaikyti, pritemti, kontroliuoti, priversti, išsaugoti santuoką, nes dar tik daugiau įtampos susikursi toje situacijoje ir dar didesnė tikimybė, kad išsitraskysit. O pabandyti atkurti santykius, nepaisant to, kas įvyks su santuoka. Blema, žinok, čia žodin pasakėjai. Aš galvoju, kad jeigu tu bandai suprasti iš vyro perspektyvos žmoną, ko jos pasąmonė norėtų, ne tai, ką jinai išreiškia, kad norėtų, bet ir yra 2 konceptai. Vienas, ateina vyras ir sako, žinai, aš kovosiu, aš tavęs nepaleisiu, aš padarysiu viską, kad čia mes būtumėm kartu.
Ir kitas priešingas. Gerai, skiriamės. Nepaisant to, koks bus mūsų juridinis statusas, aš padarysiu viską, kad aš iš šitos situacijos išsineščiau viską, ką galiu, išmokčiau pamokas ir rūpinčiausi, žinai, nežinau, šeima. Emocinė prasme, ne daiktus išnešiau skirti. Jo, taip. Aš patikslinu, nes gali. Ir maždaug rūpinsiuosi, žinai, tavim, tavo baziniais poreikiais, šeima. Aš noriu išlaikyti ryšį. Bendrai, mes turim vaikų, mes būsim ryšyje. Man ypač, kai yra vaikų, atrodo, ir neturint vaikų, tarp kitko, tai yra labai naudinga. Nepalikti bagažo tokio, nes mano galva čia yra indikacija, kad kitiems santykiams bus sunku. Bet atvirkščiai, išspręsti tos santykius, išspręsti, kas yra nepavykę. Ir kartais tikrai lengviau yra net nebūnant santuokoje juos išspręsti ir besprendžiant paaiškėja, kad ir tos santuokos nereikia nutraukti arba iš naujo susidaro. Net iš naujo būna susitikę žmonės. Bet jeigu mes toj krizinėm momente bandom žūtbūt padaryti, savintis tą žmogų, kad tik tai nepermiegot sutiko, kad tik su nieko į pasimatymą nenueitų, kad, ten santykiuose problema. O kartais būna, kad nueina į tos pasimatymus ir, žinai, mano galva overrated, pervertinama yra neištikimybė ir jos ten žala, ar ten tas šitas bandymas nueiti kažkokį pasimatymą. Nueis pasimatymą, pasivačiuos kažką, pamatys kažką, ir ką. Tai iš pasąmoningų dalykų, ko besiskiriančios moterys nesako, bet teoriškai nori, tai jeigu jinai yra labai prikaupus pykčio, nuoskaudų, ten, žinai, nusivylus ir taip toliau, aš vadinu tai rūdžių pritrinta ten jau labai daug, tai jinai nori natūralu kai kurios nematyti savo vyro, nes jisai sukelia neigiamas emocijas, pailsėti, atitrūkti ir taip toliau. Bet beveik visos pasąmoniai nori, kad jisai rūpintųsi tam tikrais dalykais, ko rūpinosi, pavyzdžiui, iki tol. Ir va čia tada gaunasi, kad jis leidžia man atsikvėpti, duoda erdvės ir rūpinasi, kaverina tam tikrus atsakomybės ir taip toliau. Ryšio atkūrimui reikia ne tik tai rūpintis, nes, žinai, ypač myliems vyrukams, tai galioja, kad, taip, eisiu rūpinsiuos, viską tik tai darysiu, kad tik tau būtų gerai. Bet ir net ir nepatogius dalykus kelti, kas man nepatinka santykiuose, brėžti ribas, išlaikyti, žinai, tą grįžti savas. Ir tas net ir skyrybų momentų yra super aktualu, kad mes gebėtumėm išlaikyti normalų santykį, kad nesikauptų dar daugiau nuoskaudų. Bet čia, aišku, vėlgi didžiausia klaida yra, kada tu darai tos pačius dalykus, ką darai prieš tai. Ir čia didžiausias pokytis yra tiesiog gauti injekciją informacijos, ką jis ir daro iš esmės. Eina pas į konsultacijas, podcastus ir taip toliau. Tai aš manau, kad su juo bet kuriuo atveju bus gerai, kaip su asmeniu ir čia bus gera. Konkretizuojam klausimus. Yra 3 klausimus. Kaip atstatyti pasitikėjimą, kai antra pusė nebesutikė tau šanso tai padaryti? Labai paprasta. Vienas sprendimas visiems. 2 žingsniai, kur atstato bet kokį pasitikėjimą. Ne, nėra tokių žingsnių, žinau. Tai aš tai buvau identiškoje situacijoje ir tą pačią temą ilgai nagrinėjau, daug žiūrėjau pavyzdžių. Tai labai paprastas dalykas yra žodis, veiksmas ir mintis. Tai ką tu galvoji, ką sakai ir ką veiki, turi sutapti ir nuo mažų iki didelių dalykų. Ir tai yra neįmanoma, kad visą laiką tu nemeluosi, nesakysi, ištiesiesi ir taip toliau, bet atstatant pasitikėjimą reikia tiesiog elgtis taip, kaip pasakai. Ir dar su pasitikėjimo atkūrimu mes turim labiausiai atpažinti savo asmeninę atsakomybę, kas yra įvykę santykiuose prieš tai, ką aš griau, prisimti atsakomybę ir atsiprašyti. Mes turim prieiti prie to, kad aš prisiemu, kad žmogus mato, kad aš prisiemu atsakomybę ir kad aš nesijaučiu turintis teisę elgtis taip toliau, kad kažkokiu būdu tas pasitikėjimas galėtų gimti. Mes turim išmokti turėti savo vertybinį stuburą ir jo paisyti, žinai. Aš manau, kad įsivaizduokit, jeigu tu žmogum gyveni ir jisai daro klaidų, man atrodo, tu pradedi pasitikėti, nepaisant to, kad jis darė klaidas, tada, kada jisai paaiškina priežasties ir pasiekmės ryšį, kaip jis suvokė. Ir jeigu sutampa tas suvokimas, tu galvoji, jis išmoko. Ir tada tu pradedi, nes pasitikėti tai yra tikėti. Tikiu, kad kai jisai dabar suvokia, kad ateityje ten, žinai, nesikartos. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, nepaaiškini, tada pakankamai sudėtinga. Dėl to
vienas iš metodų, ką mes su klientais bandydavom, yra laiškai be jokio reikalavimo. Tai kur paima vieną situaciją klientas ir ją prašo, kaip jisai mato, kokios įžvalgos, kokios situacijos ir ten nėra reikalavimo atsakyti, reikalavimo pasiaiškinti, reikalavimo... Net yra praktikų, kur tiesiog gali išsakyti poreikius kitam žmogui, kuris klauso, nėra reikalo atliepti tos poreikius. Tiesiog, kad tu turi tos poreikius, jie tiesiog egzistuoja, kad pripažinti, kad jie yra. Bet net ir tai būna sunku padaryti. Daug yra visokių praktikų, kurios gali padėti. Bet pasitikėjimas vis dėlto galutiniam taške yra siejasi su to, ar mes siekiam bendro tikslo ar ne. Nes netgi priešų galim pasitikėti, jeigu žinom, kad jo tikslas yra tas pats kaip mūsų. Ir mes draugų nepasitikėsim, jeigu žinom, kad jo tikslas yra visiškai priešingas. Tarp kitko, apie tai mes irgi labai diskutuodavom, kad jau daug kartų esu kartojęs, kad kai žmogus sako, kad nori skyrybų, tai jisai nori skyrybų su tai, koks jūs buvote iki tol. Ar jisai nori toliau gyventi su mumis tokiu, koks buvo? Ne, tikrai. Bet o kaip sukurti naują viziją? Ir va šitoj vietoj dažniausiai straglina. Ir aš atsimenu, kai aš pasikeičiau, iš tikrųjų, pasikeičiu pirmiausia tai minty, bet tai antra pusė, su kuria tu gyveni, tai to nemato. Ir tu turi komunikuoti apie tai, kur tu eini, kokiu nori tapti, ko būsi ir taip toliau. Ir tada atsiranda po kažkiek laiko tikėjimas arba ne. Gerai, čia tikrai nelengvas klausimas atsakyti nežinant detalių, jokių, dėl ko tas nepasitikėjimas, žinai, būna, sakau, gerai, bet noriu dar vieną pavyzdį pasakyti, kur būna, sako, aš nepasitikiu savo vyru. Kodėl? Nes prieš 7 metus jisai kažkada išėjo vakare ir buvo išjungtas telefonas. Ir tada, žinai, ir tada supranti, kad čia yra vienokia situacija, lyginant su tuo, kad aš daug kartų sakiau, bet netesėjau, dariau, bet nesigavau. Žinai, čia yra skirtinga situacija ir tu supranti, kad kitokio biškį sprendimo reikia. Ir visokių situacijų būna su nepasitikėjimu ir kodėl tas nepasitikėjimas yra. Ir tada supranti, kad, pavyzdžiui, ta mergina, kur nepasitikė savo vyrų, tikėtina, kad ne savo vyrų nepasitikė, o ten yra emocinis bagažas iš praeities, kur bet koks trigger, tu jau buvai išjungęs telefoną ir aš negalėjau tavęs kontroliuoti tą vakarą. Jau tada. Net ten nėra nieko įvykę. Okay. Gerai, koks kitas klausimas? Antras klausimas, į kurį aš nežinau atsakymų ir nežinau, ar mes galėsim čia komentuoti. Kaip išsiskyrimas paveikia vaikus? Ir kaip jiems tą paaiškinti, kad mažiau traumuotų? Kokių konkrečių veiksmų turėčiau imtis, kad vaikai jaustųsi saugus? Pagal mūsų planą vaikais rūpinsimės tolygiai. 1 savaitę mama, 1 savaitę tėvas. Aš tai esu daug apie tai diskutavęs su psichologais. Tai esminis dalykas, kad nėra tyrimo, kuris pasako, kad geriau nesiskirti, bet gyventi disfunkciniai, tokioj šeimoje, kur ten santykis kažkoks, nei šioks, nei toks. Ar geriau skyrybos, bet tada, žinai, 2 tėvai sukūrė naujus kitus santykius ir ten, žinai, geresni ir taip toliau. Bent jau tada, kai diskutuodavau, žinai, nėra, kad teiktų jo. Bet geriau. Aš tai pasakysiu tokį dalyką. Aš vieną patarimą tai turiu, tai kreiptis į vaikų psichologą, būtinai. Ir pas vaikų psichologą, kai kreipiatės, tai jūs ne su vaiku pirmiausia kreipiatės. Pirmiausia, einat jūs. Jo, ir čia jie turi tikrai gerų patarimų apie tai, kaip šnekėti, kaip pasakyti, ką daryti, kokį suportą. Jie tikrai geriau pasakys, nei mes pasakysim. Tai for sure. Ir antras dalykas, man atrodo, kritiškai svarbus yra, kokiam santykiai jūs būsite, kai būnat kartu. Vaikai tą labai gerai pastebi, ar jūs atkūrinėsit ryšį tarpusavį ir tiesiog jausitės toliau. Ir trečias klausimas, kaip įtikinti, kad verta sudalyvauti santykių savaitgalį, tik po jo imtis kardinalių veiksmų. Padarykit, prašau, pardavimą. Nepardavinėsiu aš čia į praeitą temą. Bet aš esu turėjęs ne vieną, žinok, atsiliepimą, kur maždaug, vyrai dažniausiai būdavo tie skeptikai, kur sako, man padovanojo. Ir aš turiu, kur nupirko, padovanojo, ten parašė motyvacinį laišką, kodėl norėčiau, kad tu ten būtum. Ir kurie netėjo, ir turiu, kurie atėjo. Ir tie, kurie atėjo, nežinau statistikos, nes ne visi ateina iki manęs ir sako, nustebino, žinai, padėjo. Aš turiu labai gražių atsiliepimų, kur vyras sako, aš vis norėjau žvakes keisti, nenorėjau aš ten niekur važiuoti, bet važiavau, nes nenorėjau, kad žmona eilinį kartą sakytų, kad nieko nedarau. Tai pavyzdžiui. Ir... Tai tos manipulacijos kartais ir
Dažnai, aš nesu naivus. Santykių savaitgalį ateina daugelis porų, kur vienas nori, o kitas sutinka tiesiog. Nu, tai viskas tvarko, jeigu sutinka bent jau, jeigu tai nėra visiškai prievarta. Ir po to nustemba ir sako, sekmadienį net norėjau, kad dar tęstųsi ir nesibaigtų tas santykių savaitgalis. Tai būna. O, žiūrėk, Kaip tik į pabaigą einam. Bet pati esmė vis dėlto, kad santykių savaitgalis yra sukonstruotas taip, kad galite atvažiuoti vienas viena. Ir kai atvažiuojat vienas viena, jūs lygiai taip pat galite daryti įtaką santykiams ir pokyčius, nes santykiai yra betarpiškai susiję. Kai jūs keičiatės antros pusės elgesys su jumis. Nebūtinai tai reiškia, kad jūs galite išgelbėti santuoką, bet santyki patį ryšį keisti jūs galite. Tai tiesiog atvažiuokit vieni. Santykių savaitgalis yra 2 dienų patyrimas toksai, kur radau vieną atsiliepimą, geras buvo, sudrebino mano pasaulį. Ir galvoju, čia turbūt tiksliausias, koks skirtumas, tarp, kaip praeitoj temai kalbėjom, kur ten konsultacijos, teorija, ar ten kažkokie online mokymai, tai ten yra toks sudrebinimas, nes per tas patirtis tai vyksta toks, kur negali atmatyti. Taip, tiesa. Tai pradedi matyti kitaip. Ir pabaigai noriu padėkoti, čia žmogus rašo, pabaigai noriu padėkoti Jums, kad labiau save pažinau. Aš suprantu, kad santykiuose esu manipuliatorius, kuris nori viską kontroliuoti ir kai aš susierzinu ir perinu instinktyvę būseną, kai negaunu atsakymą, kokio noriu. Ir aš susierzinu ir perinu instinktyvę būseną, kai negaunu atsakymą, kokio noriu. Aš nenoriu tokiu būti toliau ir aš pasikeisiu ir noriu kitokį save padovanoti žmonai, nes jį verta to. Gražus laiškas. Tokia graži pabaiga. Nes supraskite, ten, kur santykiuose yra kontrolė, kitoje pusėje bus melas. Kuo jūs labiau kontroliuojate, tuo labiau kitą pusę bandysite slėpti, nutylėti ir meluoti. Bet negali ir nekontroliuoti kitą. Gali. Jeigu žmogus yra su jumis tik dėl to, kad jūs kontroliuojate jį, tai jūs nuolatos būsit nuovargį ir mums reikia išmokti kurti ryšį tokį, kuriame antra pusė yra su mumis ne dėl to, kad mes kontroliuojam. Tai aš nežinau, ar šitam laiško autoriui mes kažką padėjom, nukrypėm, bet labai noriu pasveikinti už procesą, progresą, kuris eina. Aš manau, kad šitas laiškas, aš labai norėjau jį iškelti į viešą epizodą, todėl kad mano galva vertingas sužinoti kitiems, kurie dar nepasiekė tos ribos ir kad anksčiau imtųsi veiksmų. Ypač jeigu jūs esate tie, kurie daug dirbat, imkitės veiksmų, pradėkit skirti laiko santykiams. Jeigu esate tie, kurių antra pusė daug dirba, irgi inicijuokit kažkokius pokyčius. Vienas dalykas svarbus, ko nepasakiau, apie tą darbą ir ryšį. Čia gal žinutė tiem, kurie daug dirba, nes jie dažniausiai nenori skirti daug laiko, nes jie jaučia, kad praras tai, ką daro darbe, rezultatus, karjerą, whatever. Ir pasakymas, o pakalbam apie tai, kaip galima skiriant tiek pat laiko turėti daug geresnį rezultatą. Ir čia yra stebuklingi dalykai, kada pradedi tiesiog eiti į ryšį su žmogum ir jeigu antra pusė supranta prasme, kodėl tau svarbu, ko tu sieki ir kaip ta sėkmė papildys tave kaip asmenį, kaip vyrą arba moterį, kaip tai prisidės prie šeimos gerbuvio. Tiesiog elementarūs nuoširdūs pokalbiai be kaltinimo apie prasmę, apie lūkesčius, kaip tu sakai, apie poreikių išsakymą be reikalavimo. Ir vėl reikia aplinkybių. Tai arba reikia būti terapijoje kažkur, ar konsultacijoje, nes natūraliai šiaip jeigu mes nepratę, ta prasme, jeigu pora jau šiaip nesikalba, neturi laiko. Ir tokio sterilaus pokalbio, kaip aš pasakiau, nebus. Be šansų beveik. Ir tada mes patalpinom į aplinką tokią lyg ir nenatūralią, kaip savotišką, džymą, tokį sporto klubą, kur... Žiūrėkit, tai rimtai, ateikit į Skiriamės juokauju klubą, prisijunkit ir mes šitą dalyką ir darom. Mes sukuriam netikras, steriles tokias aplinkas per praktikas, kur jūs iš tikrųjų galite stiprinti tą ryšį. Eiti, bus ir temos, ir teorijos, ir praktikos, ir tas bus gyvas ryšys, tai tikrai rekomenduoju. Dalyvaukit gyvose renginiuose ir apskritai prisijunkit. Ačiū, kas esate su mumis jau ne pirmą kartą. Mes vis sulaukdavom klausimų, tokių pastebėjimų, kad jūsų epizodai sutrumpėjo.
sakom, nestrumpėjo. Nu tai kad jūs nukeliate ten į Contribui. Tai ne visi yra nukristi, pavyzdžiui, ir praeitas šitas epizodas, mano galva, jie vertingi visiems sužinoti, išgirsti ir ten nėra gal kažkokių labai intimių detalių, tai jas nutilėjau. Tai paklausykit po visą, bet nepamirškit ir jeigu jums patinka, bent jau paspausti prenumeruoti, paspausti like mygtuką, pakomentuokit, kad patiko, tai kitiems parodys daugiau tų epizodų. O mes kartais padarysim ir epizodų, kurie visi yra tik jums ir net jeigu neremėt. O tiem, kurie remia, esam be galo dėkingi, nes jūsų dėka mes galų gale galim pradėti galvoti naujus dalykus. Ir tuo jūsų lauks, mano galva, daug naujovių. Taip. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Žmogus ten galbūt ieško savęs, titulų įbrėži ribas, tai tu pasidarai nebepatogus žmogus. Tu tiesiog manęs nebepalaikai, gaunasi. Ir jei tai nepatinka ir aš nenoriu, lauk kiek reikės. Bet o kaip? Kaip spręsti tokią situaciją? Nes nėra atsakymų. Kuo skiriasi manipuliacija nuo ribos? Galvau, ar aš tikrai su šito žmogum galėjau būti tiek paika. Ta prasme, kai pasimato tas tikrasis Ainas. Ne, yra kur tu esi sure, žinai, daugiau mažiau aiškus, kad tai nėra sprendimų, kurias iš jų. Pats kalbi ir dalyvauji šitame reikale, tai... Taip, čia unikali patirtis tikrai.